Pirmosios pagalbos žinios – tai svarbiausias komponentas jūsų vaistinėlėje. Pasinaudokite šiais patarimais ir išmokite laiku suteikti tinkamą pagalbą. Kaip išvengti skendimų ir padėti skęstančiajam? Prieš maudantis vandens telkinyje visuomet įvertinkite jo gylį ir dugno ypatybes. Nesimaudykite, jei esate pavargę ar apsvaigę nuo alkoholio. Taip pat nepalikite vaikų prie vandens telkinių be suaugusiųjų priežiūros. Jeigu pastebėjote skęstantį žmogų, pirmiausia šaukitės pagalbos ir skambinkite numeriu 112. Kol laukite gelbėtojų, skęstančiajam meskite bet kokį po ranka esantį objektą tinkamą įsitvėrimui. Pavyzdžiui, šaką, irklą ar plūdurą. Ištraukus nesąmoningą ir nekvėpuojantį nukentėjusį į krantą, būtina kuo skubiau pradėti jį gaivinti. Atlikti nuo 2 iki 5 įpūtimų ir 30 krūtinės ląstos paspaudimų. Gaivinimą tęskite tol, kol sulauksite specializuotos pagalbos. PPP – tai paprasta, tačiau gyvybiškai svarbi taisyklė, padedanti atsiminti pirmosios pagalbos veiksmų seką. Patikrink, paskambink, padėk. Nelaimės atveju pirmiausia patikrinkite nukentėjusiojo sąmonę ir kvėpavimą. Tuomet paskambinkite greitajai pagalbai numeriu 112 ir kuo tiksliau apibūdinkite situaciją. Kad galėtumėte netrukdomai vykdyti specialisto nurodymus, telefone įjunkite garsiakalbio režimą. Jeigu nukentėjęs žmogus yra nesąmoningas ir nekvėpuoja, būtina kuo skubiau atlikti gaivinimo veiksmus. Negaunant deguonies, jau per pirmasias 5 minutes žmogaus smegenyse įvyksta negrįžtami pakitimai. Gaivinimą pradėkite nuo 30 krūtinės ląstos paspaudimų, kurių gylis suaugusiam žmogui turėtų būti nuo 5 iki 6 cm. O paspaudimų dažnis nuo 100 iki 120 kartų per minutę. Po to atlikite 2 įpūtimus. Kartokite šią seką, kol žmogus atsigaus ar sulauksite specializuotos pagalbos. Užspringimas yra itin pavojinga būklė, kuomet svetimkūnis užkemša kvėpavimo takus. Kaip atpažinti ir pranešti apie užspringimą? Įsidėmėkite, jog nykščiu ir rodomuoju pirštu apkabintas kaklas yra tarptautinis gestas nurodantis užspringimą. Kaip padėti užspringusiam žmogui? Kad įvertintumėte situaciją, nukentėjusiojo paklauskite, ar jūs užspringote? Ar galite kalbėti? Dalinio užspringimo atveju žmogus galės jums atsakyti ir ims kosėti. Kosulys yra geriausias svetimkūnio pašalinimo iš kvėpavimo takų būdas. Visiško užspringimo atveju svetimkūniui pašalinti būtina aplinkinių pagalba. Pirmiausia, 5 kartus suduokite užspringusiajam į tarpumentę. Po to atlikite 5 Heimlicho stūmius. Apglėbkite žmogų per liemenį, uždėkite kumštį virš bambos, o kitą plaštaką ant kumščio. Tuomet staigiais tvirtais judesiais spustelėkite pilvą. Visą šią veiksmų seką kartokite iki kol žmogus atsprings ar atvyks specializuota pagalba. Vaikų nudegimai yra dažnai pasitaikanti nelaimė buityje. Atminkite, kad mažamečių vaikų oda yra 5 kartus plonesnė nei suaugusiųjų. Todėl net ir atvėsusi kava, senokai išjungta kaitlentė ar ilgesnis laikas saulėje vaikui gali tapti nudegimo priežastimi. Dažniausiai maži vaikai apsipliko nesaugiai paliktais karštais skysčiais – kava ar arbata. Nudegimo atveju pažeistas vietas kuo skubiau atvėsinkite po drungų nutekančių vandeniu. Nudegimą vėsinkite tol, kol pranyks skausmas, tačiau ne ilgiau kaip 20 minučių. Tik atvėsinus žaizdą galima saugiai nuimti drabužius bei nudegintą paviršių sutvarstyti. Įsidėmėkite, jog nudegusių vietų negalima tepti riebalais, kremais ar kitais tepalais. Esant dideliems mažamečių vaikų nudegimams, reikėtų iškviesti greitąją pagalbą arba patiems nuvežti vaiką į gydymo įstaigą. Mažos, tačiau klastingos erkės platina 2 sunkiai pagydomas, kartais net mirtinas ligas – Laimo ligą ir erkinį encefalitą. Erkių saugotis reikėtų nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Jos gyvena aukštoje žolėje bei krūmais apaugusiuose plotuose. Praleidus laiką gamtoje, rūpestingai apžiūrėkite kūną.
Erkės dažniausiai renkasi kuo minkštesnę odos vietą, kur gausu kraujagyslių ir lengviau įsisiurbti bei maitintis. Ką daryti, jei įsisiurbė erkė? Erkę ištraukite staigiu judesiu, o įkandimo vietą dezinfekuokite. Savijautą ir įkandimo vietą rekomenduojama stebėti mėnesį. Per šį laiką pasireiškia erkių platinamų ligų simptomai. Tačiau atminkite, jog veiksmingiausia apsauga nuo erkinio encefalito yra skiepai. Informaciją parengė Vilnius sveikiau, geros savijautos biuras. Sužinok daugiau.